Šventas raštas taip sako: Tugi mane išėmei iš įsčių, mane saugojai prie motinos krūtų. Tu globojai, buvau pavestas nuo gimimo. Nuo pirmosios dienos buvai mano Dievas. Tėvai, šiandien jūs esate čia, Dievo akivaizdoje. Ir šitie vaikai jums yra duoti tik prižiūrėti iki pilnametystės. Jūs turit valdžią juos ugdyti ir auklėti. Bet gyvybė yra viešpaties dovana. Ir šiandien aš noriu prašyti, kad jūs padarytumėt įsipareigojimą dėl savo vaikų. Aš perskaitysiu vieną sakinį ir jo pabaigoje noriu, kad jūs pasakytumėt amen. Tai reiškia, aš tikiu arba pritariu. Ir jeigu jūs pritarėt šitiems žodžiams, tai jūs įsipareigojimas, tada pasakykit amen po kiekvieno sakinio ir paskui aš paprašysiu bendruomenę taip pat padaryti įsipareigojimą. Taigi, tėvai, jūsų žodžiai, mes pripažįstame, kad vaikai yra Dievo dovana ir mes dėkojam jam už mūsų vaiką. Mes pašvenčiam savo vaiką Dievui ir viliamės, kad vieną dieną jis pilnai priklausys jam. Mes įsipareigojame su Dievo tėviška palaima auginti savo vaiką tikėjime, mokyti Dievo kelio, ugdyti jį Dievo žodžio pagalba su visa meile ir kantrumu. Mes įsipareigojame pasirūpinti vaiko fizinėmis, emocinėmis ir dvasinėmis reikmėmis, patys semdamiesi išminties ir meilės iš Dievo vaiko tarnavimui, o ne jo išnaudojimui. Mes įsipareigojame melstis ir siekti, kad mūsų vaikas pasitikėtų tik Jėzumi Kristumi dėl nuodėmio atleidimo, amžinojo gyvenimo dovanos ir sektų Kristum bei jo mokymu. Te padeda mums Dievas. Dabar, tėvai, jūs galit uždegti tą žvakę kaip simbolį tos Dievo šviesos, kurią jūs nešatės namo. Nuo šitos žvakės. Čia yra Geratas, ar ne? Geratas Gulbinas. Geratas Gulbinas. Vilma, pristatyk savo vaikučius. Gabrielė ir Lėja. Ir kas čia? Darjana. Marius. Marius. Ir bažnyčia dabar noriu paprašyti jūsų padaryti šį įsipareigojimą ir pabaigoje tarti irgi amen. Mes, Dievo bažnyčia, įsipareigojame būti ištikimais, rūpestingais tikėjimo namiškiais ir palaikyti tėvus ir jų vaiką savo maldomis. Būti jiems pagalba vedant vaiką tikėjimo keliu ir paklusnume Jėzui Kristui. Te padeda mums Dievas. Pasimelskime visi. Brangus Tėve, Tu sukūrei gyvybę, jog žmogus negali sukurti gyvybės. Šios sielos yra tau žinomos, šie vaikai tau yra nenuostaba. Tu juos matei dar prieš pasaulio pamatus padėdamas. Viešpatie, mes meldžiam tavo palaimos šiem vaikam, kad jie pažintų tavo kelią ir pažintų tavo gerumą, gautų nuodėmio atleidimą, Viešpatie, ir taptų tavo sekėjais. Mes meldžiamės už tėvus, kad tu suteiktum jiems kantrybės, meilės ir tinkamo rūpesčio pasirūpinti savo vaikais. Viešpatie, padėk ir mums kaip bažnyčiai būti tinkamiems tikėjimo namiškiams. Prisimti atsakomybę už šios vaikus, rūpintis jų gerovę, padėti tėvams jų bėdose, jų poreikiuose, jų džiaugsmuose. Palaimink, Viešpatie, vaikus, tėvus ir savo bažnyčią. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų meldžiam. Amen. Nu ką, galim paploti Dievui už gražius vaikus.
sėstis.